Žydų genocido aukų atminimo diena. 1943 diena, rugsėjo 23 diena, fašistiniai okupantai pradėjo Vilniaus žydų geto likvidaciją. Ši data, įtraukta į Seimo patvirtintą atmintinų dienų sąrašą, minima kaip žydų genocido aukų atminimo diena. Iš Kadaise klestėjusios žydų bendruomenės, kuri buvo vadinama Šiaurės Jeruzale, beveik nieko neliko. 95 procentai Lietuvos žydų buvo sunaikinta. Tai vienas iš šiurpiausių rodiklių Europoje. Ir kalba eina ne vien apie vokiečių okupantus. Skerdynėse aktyviai dalyvavo ir lietuvių nacionalistai, kurie su ypatingu uolumu ėmėsi žemės valymo. Tačiau šiandien šį faktą dažnai linkstama nutylėti. Patogiau rodyti pirštu vien tik į nacistus, o savus didvyrius iš budelių tarpo statyti ant pjedestalo. Taip vietoje atminties atsiranda klastotė, vietoje atgailos, tų, kurie pjovė savo kaimynus, šlovinimas.